Visas 4 dienas mes turėjom paskaitas. Pirmadienį turėjom orientacinį žaidimą, kur po Vilniaus senamiestį orientavosi žmonės, komandos. Antradienį turėjom labai nusisekusi speed datingą V klube. Vakar apturėjom Fuksų krikštynas, kurių visi laukia. Ir šiandien baigiamasis vakaras. Atsisveikinsim iki kitų metų su informacijos dienom. Kaip sekėsi krikštynose? Gerai. Pirmakursiai patenkinti, kiek girdėjom nuotaikas. Ir iš tikrųjų mes patys galvojam, kad viskas pavyko taip, kaip ir planavom, gal netgi geriau. Kokios buvo užduotis? Užduotis buvo įvairios. Turėjom ir protinių užduočių, kur reikėjo atsakinėti į klausimus apie Vilniaus universitetą. Turėjom ir purvinesnių užduočių, ir fizinių užduočių, kur reikėjo panešti ant kupro savo komandos draugą. Žodžiu, visko po truputį. Ar buvo miltų ir kiaušinių? Miltų buvo, kiaušinių ne, bet turėjom kečupo. O kas vyksta šiandien vakare? Šiandien vakare mes turime baigiamąjį vakarą, kaip ir kiekvienais metais. Ir čia koncertuoja grupės ir visi linksminasi. Kokios grupės? Šiais metais pasirinkom ne tas populiariasias visų mėgiamas grupės, bet tiesiog ėmėm truputėlį galbūt kitokiai liaudžiai skirtas grupės. Tai buvo grupė Dinamikai, kuri ką tik baigė groti, vienas veteranas mūsų groja tenai ir Išjunk šviesą. Aš girdėjau, kad rytoj pirmakursiai jūsų turi egzaminą. Taip, ir iš tikrųjų tai labai mums pakišo koją, kadangi vangiai susirinko žmonės. Gal galėtumėt palinkėti kažką savo pirmakursiam? Nebijoti egzaminų, nes tai nebe mokykla. Egzaminai žinomi iš anksto ir gali iš anksto pasiruošti jiems. Aš pati rytoj turiu pristatymą, tai eisi ten tiesiai iš čia. Ir iš tikrųjų sėkmės ir dalyvauti savo universiteto, savo fakultetų šventėse, nes tai yra pakankamai svarbu.